tavo seminaras, bet tai nėra labai efektyvu. Bet nuo 2 iki 5 valandų seminarą. Jūs galite sutarti padovanoti kaip bonusą, bet jums ką reikia susitarti? Jums reikia susitarti, kad atvažiavęs donatas, jis ten padarys reklamą, pavyzdžiui, MMI seminarą. Ne? Kas gali atsitikti, jeigu iš tikrųjų, jeigu žmogus, kuris yra tos salės valdovas, jeigu esate ne jūs, jis gali prieštarauti, kad negalima ten pardavinėti. Jeigu nori, donatas gali atvažiuoti pravesti seminarą. Gali būti, kad mes jam sumokėsime, jeigu jie ten sumokėtų tos pinigus, mes žinome taip pat su tos pinigus jums kaip partneriai, tos pinigus tam tikrų santykių pasidalintumėm, tai yra atskirų susitarimu. Bet iš esmės, jūs bet kokiu atveju galite į tą salę kviesti, kokias bebūtų sąlygos. Kodėl? Todėl, kad šitoje salėje galima pardavinėti milijonieriaus mąstymą, galima nepardavinėti milijonieriaus mąstymą ir jokio kito seminaro, bet galima parodyti, kokia yra mokymų metodika. Tai yra, kad visi žmonės nori rezultatų. Taip, visi žmonės nori rezultatų. Ir kada žmonės nori rezultatų, daugelis mokymų moko taip, kad reikia turėti minčių ir žinių, tada tos mintys ir žinios mums sukelia jausmus, mūsų jausmai ir mūsų būsena, ar ne, lemia mūsų veiksmus. Ir tik veiksmai, dėmesio, tik veiksmai duoda rezultatus. Ką moko daugelis mokymų programų, tai iš tikrųjų, kai tai yra vadinamos mokymų programos, tai mus moko naujų žinių. Bet žinios iš tikrųjų, tarp žinių ir rezultatų yra didžiulis skirtumas, kuris yra vadinamas mūsų jausmais ir būsena. Taigi, bet kokios temos seminare, mano užduotis būtų parodyti žmonėms tai, kad būsena gali keisti jūsų veiksmus, o veiksmai jums duos rezultatą. Tada mūsų sekantis žingsnis, tai yra, jūsų pakviestoje salėje, čia kur yra žmonės toje salėje, mums reikia parodyti, kad jauseną ir būseną galima keisti įvairiais būdais. Ir mes jiems žinoma turėsime ką, mes jiems turėsime, nesvarbu, ar tai būtų kalėdos ar ne kalėdos, mes jiems turėsime dovanėlę. Kokią nors dovanėlę, kurią tą dovanėlę norintis gauti žmonės, jie turės sąraše palikti savo sąrašą. Tas sąrašas priklausys jums, jisai bus jūsų partnerinis sąrašas, kuriem mes vėliau galėsime juos perkelti į savo salę. Tai bus mūsų salė ir toje salėje, tai gali būti jūsų arba jau mūsų asmeniška salė. Ir toje salėje mes jiems galėsim pasiūlyti nuostabų seminarą, tai yra nuostabų savaitgalį, kuris gali pakeisti visą jų finansinį gyvenimą visam laikui. Tai yra čia jau bus mūsų taisyklės ir nesvarbu, ar šitos salės vadovas sutinka pardavinėti ar ne. Visi žmonės gaus vertės, vieni ateis į kitą salę, kiti neateis į tą salę, bet dalis žmonių visada nueis į milijonieriaus mąstymo, o dar kita dalis žmonių įsigys kvantinį šuolį. Tai yra pats efektyviausias pardavimas. Ir jeigu jūs pažįstate žmonių, jūs pats esate tas žmogus, kuris gali suorganizuoti salę, beje, dar nepasakiau mažyčio apribojimo, tam, kad salę mes suskaitytumėm kaip salę, tai turėtų būti 30 žmogiukų, tai yra minimum 30 žmonių, bet kurioje Lietuvoje esančioje teritorijoje. Mes visada galime atvažiuoti ir pranešti žmonėms apie jiems suteikiamas šio pasaulio, jiems suteikiamas galimybės augti ir tobulėti ir kas jų laukia po to, kada jie patobulėja, pakeičia tam tikrus įsitikinimus ir tada, kada jie pakeičia savo būseną. Taigi tai yra trečia strategija, kuri mano manimu yra efektyviausia ir gali padėti jums parduoti. Žinoma, jie atima nemažai laiko iš manęs. Ne, tai mano laikas yra ribotas, taigi jeigu jūs apie tai galvojate, tai pasistengkite tai daryti kuo greičiau, nes iš tikrųjų sausio mėnesį jau turiu pakankamai užimtą grafiką, kur jau yra paruoštų šitų salių, taigi kas dar turite minčių, kur galite pakviesti mane ten, kur galima pristatyti milijonieriaus mąstymą, Anthony Robbinsą, tai priklauso nuo jūsų pasirinkimo, žinoma, salėse mes duodam specialų pasiūlymą, kurio negalima gauti internetu, tai dar šiek tiek žmonės paskatina pirkti. Tai va, tokia yra trečia strategija ir jaučiu, kad atrodo yra viskas tai, ką norėjau pasakyti. Noriu jūs paskatinti, kad iš tiesų niekada nenuleiskite rankų tada, kada vieną kartą pabandėte dalintis ir jūs negavote rezultatų, darykite dar kartą. Ir atkaktų žmonės visada laimiai. Kitas dalykas, patys jūs turite apsispręsti, kokie yra jūsų tikslai. Kiek jūs norite iš tikrųjų žmonių pakviesti, kaip jūs juos norite pakviesti ir jeigu jūs esate iš tų žmonių, kurius norite padėti daug žmonių pakeisti savo gyvenimo gerovę, jūs galite netgi ir investuoti į reklamą. Dėl visų reklamos priemonių galite kreiptis iš tikrųjų pas mūsų Renatą, kuri kuruoja visus reikalus su jumis. Ir jeigu jūs
pasiekėte žmonių, kurie domisi asmeniniu tobulėjimu, kurie manote, kad galėtų susidomėti asmeniniu tobulėjimu, tai jūs suorganizuokite salę, kur jūs padarysite pačius didžiausius pardavimus. Pradžioje šio video aš minėjau, kad buvo žmonių, kurie iš tikrųjų gavo 1000 eurų ir daugiau komisinį mokestį per vieną mėnesį. Tai būtent tie žmonės ir iš tikrųjų, tie žmonės gavo tokius komisinius mokesčius, kurie turėjo savo sales. Va, tai ačiū Jums uždėmesį, ačiū visiems tiems, kas žiūrėjo šį video. Šio video beje dalintis nereikia su visų pasauliu, šitas video yra skirtas partneriams. Dalinkitės tais video, kuriuos mes platinam viešai auditorijai, beje, jos dalinkitės būtinai su savo nuoroda tam, kad nedingtų ryšys tarp jūsų ir tarp sužinotos informacijos. Ir ką, linkiu Jums ačiū, dar noriu padėkoti, ačiū Jums už aktyvius šiuos metus ir linkiu Jums nuostabių kalėdų, gerų kalėdų senio dovanų. Linkiu visų svajonių įsipildymo kitais metais, visų svajonių visų pirma, galbūt pavertimų tikslais, visų svajonių ir visų tų tikslų pasiekimo kitais metais. Linkiu pačių produktyviausių, pačių aktyviausių metų, kad sudėjus visus metus, kurie buvo iki tol, sekantis metais jums būtų aktyviausia ir produktyviausia ir atneštų daugiausiai teigiamų pokyčių į jūsų gyvenimą. Savo ruožtų labai jau tikimės viso kolektyvo vardu, tikimės ir toliau gražiai bendradarbiauti, tikimės didžiulio jūsų aktyvumo ir daug linksmų, energingų ir efektyvių seminarų. Duokite 5 ir gerų jums švenčių. Čia buvo Donatas Verikas.